užsienį pakuot fabrike. Žiūrėk, kažkas jau paskambino. Alio. Labas. Faina tylėtėm? Žiauriai faina, ne? Wow. Bet aš tave girdžiu. Super. Kaip jausmas? Patinka? O tu dabar save erotiškai lieti, kai klausaisi savęs per radiją? Gal paėdam? Tampyk savo pempę. Krapštyk savo kekę. Trauk razinas ir dėkėsi burną. Niam. Just for you. Kas užimta? Kažkas stukačina. Greitai nuo linijos gulibam. Не надо, пожалуйста. O, gerai. Klausom. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar aš kalbu su Lina? Taip. Lina, jūs patrukdė Arnas Gžauskas. Esu iš Just for you saugos tarnybos. Iš kur? Iš saugos tarnybos. Taip. Dalykas yra dabar toksai. Kiek žinau, neužilgo jūs planuojate keliauti į užsienį, dirbti. Taip, planuoju. Jeigu plačiau kalbant, tai į pakavimo fabriką, ar ne? Taip. Sakykit man dabar trumpai, kas jums pasiūlė šitą darbą? Mums pasiūlė iš Persarentus. Čia Kalvarijos. Taip. Ar jums teko Ne girdėti? Kalvarijų, palaukite nuo Lono, atrodo, kad Lono. Šiaurės miestelis. Taip. Aha, kas rekomendavo, sakykite, šitą darbdavį? Šiaip mes radom internete. Nes, nežinau, jums teko susidurti, ar esate girdėjusi, skaičiusi spaudoj, per juos labai dažnai žmonės susiradę darbus, nelabai dažnai, aš gal sumelavau čia pasakęs taip, bet pasitaiko labai dažnas atvejis, kai pirmas dalykas yra melagingas darbo pasiūlymas, antras yra toksai punktas, kad dažnai žmonės, o ypatingai moteris, išvažiuodamos vienos, aš kiek žinau, jūsų draugė planuojate važiuoti. Taip. Jūratė jūsų draugas vardas. Jūratė. Ir tiesiog būna išvežami ant organų. Aš nenoriu gąsdinti jūsų, tiesiog noriu įspėti, ar ne, kad mes sutikrintumėm šitą dalyką. Ar čia iš saugos tarnybos jūs skambina? Ar mes galėtumėm su jumis tiesiog apsitarti, susitikti, nes čia yra labai svarbus rimtas dalykas ir jūsų gyvybei gali grėsti pavojų. Man atrodo, aš suprantu, kas čia vyksta. Man atrodo, jūs nenutuokat net, kas čia vyksta. Man atrodo, aš suprantu. Ar tai nebus ZPFM? Ne, kurgi. Aišku, kad ne. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jūs privertė tai suprast? Žinau šitus bairius. Linam, aš susinervinau dabar. Kodėl? Tai kad tu išaičia viską taip paprastai. Klausyk, paskambino Jūratės ir užregistravo jūs, tai va, taip pat ir gavosi. Tai linkėjimai nuo jos pirmoiliai. Dėkui. Ir antroiliai, tai ačiū labai už pokalbį. Ačiū ir jums. Dėkui, Lina, gerą vakarą. Ir geros skrydžių ir geros kelionės. Dėkui, iki jums. Jo, čia Nepakliūkite į rankas aferistams.